Motiejaus iškovota pergalė, 4 pelnyti įvarčiai. Kokios tavo mintys apie rungtynes? Tai visų pirma, ačiū labai susirinkusiems Sūduvos fanam, nes buvo tikrai mūsų 12 žaidėjas. O dėl varžybų tai smagu pasiekėme pergalę, bet žinome, kad dar liko 2 labai svarbios varžybos. Tai treniruojamės, ruošiamės ir laukime tų varžybų. Pavyko gan anksti tą pirmą įvartį pelnyti. Kiek nukrito tos įtampos, kai jį pelnėt, ar nenukrito, nes žinojot, kad ne tik nuo jūsų viskas priklauso? Tai pelnėm tikrai greitai įvartį. Manau, kad kai kuriems žaidėjams nukrito, bet žinojome, kad, kaip ir minėjot, kad viskas ne nuo mūsų priklauso, bet žinojome, kad tiesiog reikia sužaisti savo geriausią žaidimą, ir tai pavyko. Išėjote į pertrauką, pirmaudami 1-0, tada Rūbinėje kažkas kalbėjo apie tą rezultatą, kuris Vilniui, ar ne? Ne, aš pats galvojau ar pažiūrėti per telefoną, bet pagalvojau, kad gal nereikia. Ir tada tik išėjote į antrą kėlinį, pelnėt ir antrą įvartį. Atrodė, rungtynės kontroliuojat, bet paskui kelios minutės ir vėl 2 praleisti įvarčiai. Čia labai priminė ir pirmą kėlinį su Šiauliais, pirmą kėlinį su Hegelman. Tik čia antrajame 2 praleisti. Kaip manai, kas nutinka komandai, kad subyra per tas kelias minutės? Šiose varžybose tai, manau, per greitai patikėjom, kad galim laimėti. Tai ta vėl koncentracijos toka, galas sezono, 2-0 pirmajam, atrodo visi laimingi, laimėję gal tą sekundę, bet po to jo 2 geri Žalgirio įvarčiai. Ir paskui ta 11 metrų baudinio situacija, pats jį uždirbai, pats realizavai. Tai bendrai apie tą situaciją galbūt papasakok, kaip tą baudinį uždirbai, ar ten tikrai jisai buvo 100% ir paskui apie tą smūgį, kad vėl išvarai voratiklius, kaip ir čia Marijampolėje, taip ir dabar jau mušat nuo 11 metrų žymos? Tai jo, Fede reikia bėgsiu pro kairę, bet nubėgo pro dešinę, jau pasako kažkaip nebebuvo galima, tai pasidariau lėtimą, jisai užkabino tiek su kojom, tiek su rankom ir baudinys. O baudinys gavosi, gerai, svarbiausia įvartis. O jau planavai, kad muši į viršutinį vartų kampą, tiesiog ten taip gavosi? Planas buvo į vidurį, gavos biškį kairiau, bet gerai. Na ir paskui įmušėte ir tą 4 įvartį ir tada jau tikrai buvo galima tą pergalę patikėti. Ir tada, nežinau, kas dėjosi galvoj, kai jau atrodo, kad savo darbą padarei, bet nežinai, ar Panevėžys padarė savo darbą ir ar jums padėjo. Tai va, kad įmušė Fede, tada visos emocijos apėmė. Dabar tikrai galima buvo nusiraminti, kad viskas gerai, bet tuo pačiu nežinojome, kas vyksta Vilniuje. Ir užbaigėt savo rungtynės ir tik tada jau žiūrėt, kas vyksta Panevėžyje ir prieš tai girdėjai kalbų ant suolo, kad stebi jie tą rezultatą. Ne, tai baigęs varžybos ir tada treneris Vaidas per planšetę žiūrėjo. Subėgom visi, liko 30 sekundžių ir praėjus 30 sekundžių džiaugiamės. Ir pavyko tą pergalę iškovot, pavyko išlikti lygoje, šiaip ne taip, bet manau, kad ta praėjusią savaitę galbūt buvo iš vis tokia nežinomybės pilna, nes trečiadienį jau galėjo tos durys visos susidaryti, jeigu Transliuotojas būtų laimėję, paskui šeštadienį vėl ne tik nuo jūsų viskas priklausė, tai kaip tai visą savaitę atrodė? Tai ne tik savaitė, manau, visas šitas sezonas, nes tikrai toks klubas kaip Sūduvos, tokiais žaidėjais, fanais, nenusipelno būti tokioje žemoje vietoje, tai mes tą pilnai suprantame, bet to pačiu toks ir futbolas, su tiek pat taškų praeitais metais galėjai baigti 6-7, tai žinome, kad čia mes tikrai neturime kuo džiaugtis, būti laimingi, kad esame tokioje vietoje, bet kaip sakant, galėjome jau ir būti iškritę, bet pavyko atsitiesti, ir liko 2 varžybos, kaip minėjau, ir padarysim, kad viskas būtų gerai. Būtent tą šeštadienį atsidariau Džiugo Instagramo paskyrą, ar ten buvo interviu iš praeitų metų su tavim ir tada sakei, kad turi 11 tatuiruočių ir jos visos yra apie šeimą ir apie Dievą, tai ar padaugės tų tatuiruočių po šio sezono, jeigu viskas gerai baigsis? Tai ir taip jau padaugėjo apie 20 yra ir tikrai bus dar daugiau. Ir dabar liko 2 kovos su Bivon, 2 rungtynės, vienos jau namoje, kitos jau paskui Marijampolėje. Tai pernai buvai Telšių Džiuge, su Bivonu teko žaistas pereinamasias rungtynės, dabar vėl Bivonas, tai apie tą komandą galbūt kažką, galbūt žinai kažkokių žaidėjų, ar bent jau matei kažkiek rungtynių, kaip jie atrodo?
Ne, tai yra ten daug pažįstamų, geriausias draugas Valeckas mano, tai gerai, tikrai komanda neteko daug stebėti, bet visą laiką žiūrėjau santraukas, tai tikrai turi ir individualių gerų žaidėjų ir kaip komanda stipriai dirba, o dėl praeitų metų nenorėtųsi, kad pasikartotų tokias mintis, kai kurie buvę komandos draugai jau išeina galvoja, kad čia iš pirmos lygos komanda, tai su viena koja apibėgsim. Bet ne, jeigu išeisim susikaupę, kad ir žaisime prieš Beivoną, bet žaisim mintise kaip prieš kokį Vilniaus Žalgirį, Kauno Žalgirį, tai viskas bus gerai. Galvoju, kad neatsipalaiduosit tada, jeigu bus tiek sirgalių, kiek buvo Kaune. Manau, jūs dominavote aikštėje, ten sirgaliai dominavo tribūnose, nes jų buvo daugiau nei Kauno Žalgirio tiesiog. Tai bendrai apie sirgalius, kurie, kad ir paskutiniai vietoje komanda atvažiavo, palaikė iki galo, ne tik nuo Sūduvos viskas priklausė, bet ir nuo kitų komandų. Tai apie juos dar kažkokį žodį ir galbūt pakvieskį rungtynės Jonavą ir paskui Marijampolį. Ne, tai tikrai, kaip minėjau pradžiai, kad fantastika buvo 12 mūsų žaidėjas, tikėjusi aikštėje, jau girdėjusi visas skanduotės ir per visas varžybas nesustojo, nors ir buvo 2-2, nežinom kas bus, bet jie vis tiek mus palaikė, o dėl pakeitimų varžybų tikrai lauksime tiek Jonavoje ir tiek pilno stadiono čia.